Muzikos tetulė. Nesibelsk tikrai. Tai argi ne į langą varduoju. Muzikos tetulė. Kaip nėra. Žinot, ką padaryti? Reikia parašyti laišką muzikos tetulė. Gerai. O tai kur padariau tau? O gal jūs sergat? Einam, vaikučiai. Einam pažiūrėsim, parašysim ir atnešim laišką. Fotografuoja. Einam, vaikučiai, sako. Nu, ot, aš nežinau, kas man. Nervas kažkoks užeina ir viskas. Ar galima dar kartą? Nesijaudinkit. Nu, ot, nu, taip atrodo, taip, žinot, čia jau taip. Galima dalyti? Galima. Prašau. Jei vis tiek dabar, prašom prisėsti, išeis, neišeis tas variantas, vis tiek tada jau su šitais. Šitų nenaikinkit jau. Nenaikinsim ir iš šitų dabar. Žinot, vis tiek... Ot paskutinio varianto, kurį jūs norite imti, ir aš bijau, kad ar ten trupučiuką, nežinau, kažkaip tai tokia duobutė gaunasi tenai. Tokia Все комплименты тоже, когда до комплименту только pat niekuomet negraina. Visuomet Trupučiuką moduliuoja profesorius. Nu, ir kaip tik įdomu, taip, ir kaip tik įdomu, taip. Aš nežinau, kodėl čia turi būti kažkokia paraidiškumas. Ne, tai tik... Čia kaip tik labai įdomu, kad niekad gyvenime nepadainuoja žmogus taip pat. Niekada. Ir matot pats kaip. Nu, aš dabar jau blogai dainuoju, šitą man reiktų geriau virt valgyti, negu dainuoti. Bet niekad žmogus taip pat nepadainuoja. Jeigu dainuotum ir labai gerai, kiekvieną kartą bus kitaip. Nuteiskim, kurį variantą dabar ir ką darysim. Ar prieš paskutinį, kurį klausėm dabar? Man asmeniškai prieš paskutinis yra be priekaištų, klasiškas. Ieškosi iki 1969 metų galėsi. Kasdien po 10 sekundžių daryti ir taip nusispyčiusi, kad nieko negalėsi. Tai ieškosim. Pradžia man, bet reprizos tai negalima šitos reprizos. Jeigu šitos tai galima iš ano paimti reprizą ir liuksus. Gal iš ano paimti. Su jau su šitą. O jeigu dar vieną variantą padaryti? Galima dar padaryti. Labas rytas, milžinai! Labas rytas! Iš milžinų šalies atkeliauja? Taip! O kokie ten jūsų miestai? Ar labai dideli? Iki prie galo. O jūsų namai turbūt iki pat dangaus. O jūsų kambariai turbūt kaip didžiausios salės. Milžinus paverčiu niškais. Bet jūs labai triukšmingi. Ar ten
papasakoti, kuo skiriasi dainos, pavyzdžiui, tavo intonacijomis, nuotaika, kaip žemaičių, dzūkų, aukštaičių dainos? Tai įdomu dabar, kaip čia tavo, nežinau, kaip čia pasakyti, ta virtuvė, to ruošimo, kaip žinai, žodžiu, tenka studijuoti giliau tas dainas. Iš pradžių minėjote, kad dalį, žodžiu, mokotės iš tų įrašų. O galbūt dar yra kitų šaltinių? Aš suprantu, ką jis norėjo klausti. Tai gražaus jaunimo yra. Yra žmonių tokių, kad matosi, kad jisai mokosi, siekia kažko, dega kažkam. Vis dėlto didelis turtas yra jaunatvė žmogaus. Tas pavasaris pats. Kad ateitų ta linksmybė, kažkokia tas jų linksmumas, toks iš esmės kažkur toks šviežias, toks gaivus, toks jaunas. Galvoju savo, jeigu jie mane kviečia, tai jie matyt nori, kad aš ateičiau. Draugai, negalvokit, aš prieš estradinę muziką nieko neturiu. Neturiu prieš gražias dainas estradinės, gero skonio dainas. Nes, pažiūrėjot, yra viena daina, kur man nežinau, man, pažiūrėjau, nepatinka. Kaip bendrai yra negražių dainų ir gražių dainų, aišku. Pažiūrėjau, tokia daina, tik aš net vėl aš žodžių nežinau. Kažkaip bernelį, la, kur tu šią naktį buvai, akelis užmiegotas, suvertėm laukai. Žinot ką, aš nežinau. Gal čia ir liaudiška, gal čia tikrai dar kartą kartuoju. Gal čia kažkokias produktas toks, bet jis man toks neskanus ir tiek. Gal jisai apibūdina, taip sakant, aktualijos, nes aišku būna akelės užmiegotos ir suvelti plaukai. Senovės liaudies dainos jau dainavau tokią dainą, kur ėjo į karčiamoji, tik jisai moka karčiamoji gerti ir vainelės pakelti. Bet ten melodija, kažkaip graži tokia judėjimas, tos melodijos nuostabus. Vis dėlto, kaip man, draugai, tai liaudies daina, ta mūsų senoji daina, tai yra neišpasakytas grožis. Ir man taip norėtųsi, kad jaunimas jas dainuotų. Taip kaip močiutės mums perduodavo iš kartų į kartas. Ir kad mes taip pat kaip ugnelė neštumėm jas toliau ir perduotumėm savo sekančiom kartom. Eglala aukštuola laduta, eglala aukštuola laduta, tuta, vakar tu žaugai laduta, vakar tu žaugai laduta, tuta, žalia viršūnėla laduta, žalia viršūnėla laduta, tuta, šakelas nulinkę laduta, šakelas nulinkę laduta, tuta. Išlips meška iš miško, išlips meška iš miško, ta meška, ta dirvanas, durnas, aš šunis, ta šumas, ta katės, ta katė, ta kelė, ta grūdas, ta pusė, avikėlių žalių. Ačiū. Sveikas, draugas. Vladai, prašau, labai smagu, labai malonu, kad mane užmiršai. Stojaus bus kava karšta, draugai. Stojaus bus kažkos kavos. Ojei, kodėl?
Mes kasmet susirenkam šitą dieną pas Beatričę, o šiemet tai jau ypatinga diena. Dėl to, kad 30 metų, kai Beatričė prabilo per radiją. Ir savo dainom ir giesmėm džiugina klausytis. Tuo šitą 30-metį prašom dabar pamėginti pakelti. Ačiū, draugai. O žinot, draugai, radio Kaune, studijoj didžiojoj, prie fortepijono sėdėjo Valis Dvarionas, toliau stovėjo Beatričė. Ir ką jį dainavo? Glinkas, žinai, tą vieversėlį. Kokio versėlį? Iš Emolės, iš Emolės. Na Perstowiźnie za rogatkami mieszkała Frania z rodzicielami. Piękna jak anioł, cywilna jak myszka, moje śliczności Anna Franciszka. A ojciec Frani, moje śliczności, nie psu kielbasa, nie kotu kiszka. Kokios gražios. Kokios spalvos. Kokios. Kokios. Sakyk.
Kiekvienoje aplinkoje yra jai būdingų akcentų, tiek įprastų, kad tarsi ir nebepastebimų. Be jų aplinka būtų lyg ir nebe ta. Šis balsas, nuo lopšio lydėjęs jau kelias Lietuvoje išaugusias kartas, tapo kiekvieno mūsų dvasinio peizažo dalim. Arčiau pažinusiems menininkę, o tokių nestokoja, šitokia dalim tapo ir nepakartojama jos individualybė. Aš ją labai labai myliu. Mano Kristinėlė, mano sesytė. Mano mama sakydavo man taip: tu tai esi šiltadaržio gėlė, o Kristinėlė tai lauko gėlė. Čia taip retai atvažiuoja. Čia taip retai būna. Suolelis. Tas suolelis ant kalniuko. Tas Nemunas toks mielas. Ir tie garsai užnemųjų dainos kažkur toli, toli girdisi. Gal Klangiuose ten, kur Cvirka gyvena. Ilguva. Ilguvos tas namelis, tas dvarelis. Tiek daug prisiminimų. Čia atvažiuodavo ir muzikai, ir dailininkai, ir literatai. Čia būdavo vakarai muzikiniai. Ta visa gamta čia taip atrodo ir kviečia žmonės, kurios gali įkvėpti. Ar tai tapybai, ar tai muzikai, ar literatūrai. Išnyra marios ir trobelytė pakrašty, pasirodo marių senelis. Pasakyk man, seneliukė, kur gyvena kaulų ten, pasakyk man, seneliukė, kur gyvena kaulų ten. Kaulo senis ant geležinio kalno, opera vaikams, opera vaikams. Veikėjai, veikėjai, žvirblis su pele, sakalas, žmogus išsenęs, sakalo seseris, paukščių ir marių seneliukis. Oi, atsiprašau, pavėlavau. Ne, aš pats per anksti. O kažką padarė. Vieną vietą, kaip tik tą progą klausyt. Čia, kad būtų lengviau įstoti, solistai, žiūrėk. Taigi, kad choras 3 taktus anksčiau įstotų irgi. Jis, matai, paruoštų tada, paruoštų ritmą, tempą paruoštų. Ir tada įstot lengviau bus. Taip? Aha, labai gerai. O dabar jūsų aštuntinės. Aha. O taip, aišku dabar. Taip. Ir atplauks baltuolės gulbė, jos numes sparnus į šalį ir ims nardyt kaip mergelė. Tu paimk
mažuliai, nu, čia baisiai kitoks galytis. Viešpatie, vaikučiai, brangus, kad šiandien nei mano vardinės, nei mano niekas, nei mano gimimo diena. Vaikai, nu, baisiai ačiū. Ojej, kas čia darosi? Vaikučiai, aš tikrai sapnuoju, a nesapnuoju vaikai. Vaikučiai. Tetulė Beatričė, kokia yra raudona spalva? Raudona spalva kokia? To jau aš jums padainuosiu. Raudona. Atsikėliau kitą rytą ir prikėliau brolį Vytą, kur jūs einat, klausė tėtis, einam saulės pažiūrėti. Ryta didelė raudona, saulė rytos per dirvoną. Kokia žalia spalva? Kokia žalia? Žalią dainelę padainuosiu, paklausykit, vaikai. Nupiešiu aš rūtelę, rūtelę žalią, žalią, vai lygo, 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 vai lygo, lygo, go. Kai koks sunkumas ant širdies, eini pas Beatričę. Kai linksma, eini pas Beatričę. Daug kas žino apie ją kaip apie menininkę, bet turbūt labai daug galėtų pasakyti ir kaip apie žmogų. Iš jos mokomės gyvenimo džiaugsmo. Iš jos mokomės gero, plono humoro. Iš jos mokomės suprasti meną, girdėti muziką, suprasti dainą. Aš draugauju su ją 45 metai. Ir nuolat jaučiu jai didžiulį dėkingumo jausmą. Tu padainuok mums žydrą spalvą, vilties ir ilgesio dienų, tu apdainuok tą mielą spalvą akių, tyrų, ištikimų. Tu padainuok, kaip mėnuo teka, kaip ugnis dega ant kalnų. Tu padainuok mums, Beatričė, gražiausią dainą iš dainų. Lai tavo balsas niekad šešėlių spalvai nevergaus. Tu švieski mums, kaip ta žvaigždutė, aukštai ant mėlyno dangaus. Neplauk ant telo, neplauk sieroji per vidų ežerėlio. Neplauk ant telo, neplauk sieroji per vidų ežerį. Užmesiu tinklą raudono šilko, su zarė nepažinsi. Užmesiu tinklą raudono šilko, su zarė nepažins. Tinklą pakelsiu, vaikus paleisiu, pati paskraidėsiu. Tinklą pakelsiu, vaikus paleisiu, pati paskraidys. Tinklą maurinėn, vaikus meledinėn, pati karklinėlin. Tinklą maurinėn. Aš sutikau juos, kurie man padėjo gyvenime susivokti. Vienas iš tokių žmonių yra Beatričė Grincevičiūtė. Kuo ji mane žavi, kuo ji mane praturtina, nepaprasta savo šviesa. Juk būna visokių periodų gyvenime, darbe. Ir žinai, kad tu ateisi pas Beatričę Grincevičiūtę, tau gėda bus dėl kiekvieno savo nesėkmės, dėl kiekvieno nepasitenkinimo. Jos jėga, tvirtumas, šviesa, pasakyčiau, gal truputį net fanatiškas
požiūris į savo pašaukimą, o man atrodo, kad tai menininkui būtina. Grincevičiūtė, Beatričė, sena mano meilė. Ir aš didžiuojuosi tą meilę ir džiaugiuosi, kad aš ją turiu. Suskaldžiau kvėpavimą. Suskaldžiau. Nu, žinai, aš kartais taip pat. Gerai, kad ne per koncertą. Aš šiandien truputį neįsidainavusiu, žinai, kaip rytas, tai kaip paprastai mes. Gal mes čia einam nuo bedūro čia. Prašau. Priglaus karvelio. Ką? Aha, suras. O. Aha, ne. Kur perėjau? Taip. Namai čia ypatingi, jų durys niekada neužsidaro. Per dieną čia eina be galo daug žmonių. Ir įdomu tai, kad ateina čia dažniausiai ne tada, kada jie turi papasakoti ką nors labai gero ir džiaugsmingo, o tada, kai jiems patiems reikia šilumos ir paguodos. Ir iš šitų namų visuomet išeisi ir pavaišintas labai skania kava, paguostas ir besišypsantis. Kaip fairverkas, žinai, kaip fairverkas ta harmonija, tiesa, Hali? Aš labai mažai tokių dainų žinau. Ką? Taip pritaikysiu. Baisiai gražiai. O, aš paklausysiu. Aš nedainuosiu. Baisiai. Aš čia neišgraičiau. Čia nėra, čia labai, tarp kitko, labai pianistiškai, labai patogu. Aplikatūra patogi. Viskas labai patogu. Ei, Hali. O taip skamba, atrodo, kad čia labai sunku. O tu žinai, mes Balys instrumentavo su orkestru. Ta pačia? Aha. O kaip ten skamba, aš negirdėjau. Tu žinai, kad liuksavai, man atrodo, ten pirulų, tai ten daro šitą. Ten pučiamieji. Pučiamieji, ten klarnetas atrodo, daro labai gerai. Bet čia tada duetas turi būti. Taip. Tai gal jau pradėkim dvarioną. Pradedam.